Labas visiems, noriu pasidalinti šiandieną labai aiškia žinutė, kurią supratau, suvokiau, tikriausiai ir jūs nekartą esate girdėję žmonės, kuriuos dažnai kažkokia užklumpa nelaimės, didelės problemos ar ne. Ir atrodo, žmogus klausia, už ką man taip, kodėl šitiek, negaliu pernešti tiek, taip yra sunku ar ne. Ir labai paprasta, žiūrėkit, yra sakoma, kad silpniems žmonėms neduota gyvenime stiprių kažkokių pamokų, ar ne, nes faktas, jie negalėtų tai pakelti. Ir tik stipriam žmogui yra duotos tos pamokos, kur, žinoma, kažkas iš aukščiau žino, kad tos pamokos yra reikalingos ir kad tikrai perneš, pakels kažką, išmoks, sustiprės, sutvirties. Ir tik stipriems žmonėms yra duota gyvenime labai daug tų iššūkių ir sakykime, problemų, vieni vadinkim, kiti pamokų ir taip toliau. Ir toks paprastas pavyzdys. Mes nešulius kažką apsiperkam ar ne, nešame kurioj rankoj? Ta, kuri yra stipresnė, ar ne? Toj ir nešam sunkesnį svorį. Taip kaip šiandien, pavyzdžiui, ėjau gėlių pirkti, nusipirkau 3 svyrančias tokias sunkes vazoninės gėles ir dabar galvoju, kaip man reikės jas parnešti, tai moteriškė sako, kuri ranka jūsų stipresnė? Į tą imkite 2 gėles, o į silpnesnę 1 gėlę. Ir iš karto taip tarsi raktas įkrito, ar ne, ir toks suvokimas atėjo, kad taip gyvenime ir yra iš tiesų. Stiprų žmonės gauna daug stipresnių pamokų, nes visi ateiname mes čia mokintis, o silpnesni žmonės gauna pagal savo sugebėjimą tas pamokas priimti, suvokti, pernešti ar ne ir išmokti jas. Taip, kad jeigu jūsų gyvenime daug tokių vairiausių yra, atrodo sunkių išbandymų, tai žinokite, kad esate stiprus žmogus ir visa, kas jums yra duota, tai yra jūsų jėgoms visa įveikti. Ir nebereikalo jos duotos tos pamokos, tik reikia suprasti. Tai yra ištisa analizė savęs. Taip, tai įdomus procesas, bet žinokite, kad stipriems žmonėms yra duota daug daugiau negu kad silpniems žmonėms.